Ošimts pypkių. Aš jau turiu padaryti kažkokią reklamos kampaniją, bet nežinau, kada pradėti, su kuo dirbti ir kiek laiko truks. Labas, aš Henry Gant ir atnešiau tau tai, kas pakeitė visą vadybos pasaulį. Štai, mano diagrama. Henry gimė 1861 metais JAV. Buvo inžinierius, kuris sukūrė Gantt diagramą. Paprasta, bet labai genialią priemonę planuoti darbus. Žiūrėk, parašta diagrama, kiekvienas darbas turi pradžią ir pabaigą. Ir žinai, kas ką kada daro. O maga, tai čia kaip kalendorius, tik žymiai geriau. Tai faktas, Henry. Tai projektų planavimas. Paprastai sakant, Gantt padėjo mums viską sudėlioti, kad nebūtų bardako. Mažiau streso, daugiau rezultatų. Jo diagrama šiandien naudojama visur. Versle, statybose, marketinge ir net kai darai projektą kolegijoje. Su šituo galima suplanuoti viską, net šį video filmavimą. Tai tiksliai, kai žinai, kada pradėti. Henry Gantt – žmogus, kuris pavertė projektų planavimą paprastu. Kai kitą kartą nežinosi, nuo ko pradėti, pabandyk Gantt lentelę. Ji vis dar veikia.